Nu, va, labas rytas visiems. Ėriuką buvo parvežti arčiau namų. Va, visi kapinių vaizdėlis. Patins. Nu, namų 100 metrų. Va, sodyba. Turėjom svečių. O, Jėza. Veislinis patins teksteliaus. Papjauts. Ot prašinavo. Ot gražiai. Labadiena, malonu jūs matyti, šiandien pašnekėsim, pašnekėsim apie avininkystę ir vilkininkystę Lietuvoje. Man atrodo, kad labai įdomi tema. Aš žinau, kad jūs esate vienas iš tų ūkininkų, kas šiais metais patyrė didelius nuostolius dėl vilkų. Ar galite papasakoti, kas atsitiko ir kokia buvo situacija? Šiaip pas mane šiemet jau antras toks įvykis. Pirmas įvykis buvo Liepos gale. Vienas ėriukas radau sudraskytą. Ir dabar 9 krito ir 2 sužeisti gydausi. O kiti spėjo pabėgti per aptvarą, išlaužė tvorą ir išėjo lauk. Na ir vienu žodžiu, manau, visus geriausius reproduktorius išskerdė. O pėdsakus matėt? Taip, labai aiškus buvo įėjimo pėdsakai suaugusio vilko ir aplink daug mažų pėdsakų vilkiukų ir išėjimas irgi matėsi. Aiškus didelių suaugusio vilko. Tai jūs patyrėte didelius nuostolius, tai per šiais metais buvo keletą tūkstančių? Taip. O kaip jūs galite aprašyti santykius su valdžia, su, nežinau, kažkokiu ten departamento atstovais, jeigu yra šnekama apie kažkokią kompensaciją už padarytą žalą? Kaip tas procesas vyksta? Ar jums pavyko gauti kažkokią kompensaciją ar ne? Na, iš tikrųjų, kas liečia savivaldybės darbuotojus, žemės ūkio skyrius, tai labai operatyviai, realiai nuo pastebėjimo per 1 valandą viskas įvyksta. Aš neturiu jokio priekaišto. Viskas labai greitai, operatyviai, viskas super toj vietoj. Bet yra kita medalio pusė. Čia yra, kaip pasakyti, savivaldybė yra tik tai pats mechanizmas, kuris dirba, sakykime, sudaro komisiją, atvažiuoja seniūnijos darbuotojai, atvažiuoja iš žemės ūkio skyriaus, žmogus atvažiuoja, sakykime, kažkoks tai medžiotojas, kam priklauso būrelis, kurie patvirtina, kad iš tikrųjų yra vilko padaryta žala, ir visi sudeda parašus ir tada jau skaičiuoja žalą. Toj vietoje neturiu niekam jokių priekaištų, viskas yra labai gerai. Bet yra kita, kaip pasakyti, medalio pusė, probleminio vilko išėmimas iš gamtos. Dabar įsivaizduokim, pas mane įvyko įvykis, pirmas įvykis, Liepos mėnesį. Aš nerašiau ten to prašymo, bet sakykit, kas nors ėmėsi iniciatyvos ieškoti to probleminio. Ir kaip tą probleminę atrast, man pasakykit, aš tai, pavyzdžiui, nežinau, ar ten galva nusidažo žaliai, ar mėlynai, ar raudonai, kad būtent jis jau šviečia iš toli, kad jis yra probleminis. Niekas nežino. Sakykime, dabar įvyko įvykis rugsėjo 20 dieną. Atvažiavo komisija. Ir visi nustatė, kad tai yra 100% vilko darbas. Pėdsakai yra įėjimas, išėjimas. Ir vienu žodžiu, aš kreipiausi jau kitą dieną, tą pačią dieną kreipiausi į administraciją savivaldybės, kad parašyti prašymą dėl probleminio vilko išėmimo. Nu ir ką jūs galvojat? Asmens, kuris yra atsakingas už tokius dalykus, jo nėra. Pavaduojančio žmogaus nėra. Parašau raštą, žmogus grįžta po 2 dienų po atostogų. Tai kaip jūs galvojat,
Ar tas probleminis vilkas jisai sėdi krūmuose ir laukia, kol ar po savaitės, ar po mėnesį, ar po 2 išduos leidimą. Čia turėtų būti, kaip pasakykime, pavyzdys pas skandinavus. Pas juos visos avys, visi gyvūnai laisvai. Po miškus jokių tvorų nieko nėra. Viskas laisvai. Aš paklausiu, sakau, jūs vilkų neturit? Ne. Jeigu, sako, vilkas pasirodo žaibiškai, su malūnsparniais suskrenda, tą vilką nugesina, viskas, jo nebėra. Turėtų ir pas mus tas pats mechanizmas vykti. Jeigu yra probleminis vilkas, sakykime, aš dabar budžiu kiekvieną naktį su termovizorium, stebiu savo visas apylinkės, važinėju su mašina, tai aš tą patį vakarą, aš pagavau tą vilkę krūmuose. Nu manęs per kokį 15-20 metrų krūmuose tupėjo su 3 vilkiukais. Aš aiškiai mačiau vaizdą per termovizorių. Na ir dabar aš toliau važinėjęs, toj pačioje vietoje jos jau nebėra. Turėtų būti iš karto rankos atrištos medžiotojams, kad įvyko įvykis, staigiai supam. Mes žinom, kad vilkas per parą, per naktį gali nueiti apie 30-40 km be problemų. Tai dabar, sakykime, šiandien man paskambino iš savivaldybės, šiandien kelinta diena yra, 24 ar 25. Jau yra 5 dienos po įvykio. Ir yra šiandien išsiųsta. Ir, sakykime, aplinkos ministerija sako, kad per 3 dienas išduoda leidimą. Bet tai klausimas, ar išduos tą leidimą. Tai jau mes turim 8 dienas, sakykime. Tai to vilko, to teritorijoje jau nebėra, viskas. Taip, aišku, todėl aš kaip medžiotoja galiu pasakyti, kad man yra aišku, kaip reikėtų elgtis, kaip reikėtų tą sistemą veikti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų savivaldybė, kaip jūs pasakėt, tikrai labai greitai išsprendė, kad tai yra vilkų darbas, viskas gerai, dedam parašą, tai yra vilkų darbas ir iškart reikia leisti medžiotojams medžioti ir kad tie jūsų žuvusi gyvūnai, kad nereikėtų juos kažkur išmesti, įkasti į žemę, reiškia, kad nereikėtų išmesti tą, kaip tai pasakyti, medžiagą, galima sakyti. Tai jūs reikia panaudoti to probleminių vilkų medžioklę. Viskas yra paprasta. Kaip medžioklė vyksta. Tai jie pačioje vietoje sudėti visus tos gyvūnus, kažkur leisti tam medžiotojam laukti tą vilką ir jis per naktį ateis per vakarą kažkur. Ir viskas. Pirmą, antrą dieną. Taip, ne per 1 dieną, 2, 3, bet jie vis tiek ateis tos maitos vadinamą. Taip, jie atsimena, kad ten liko kažkas ir ateis. O dabar, sakykime, viskas. Taip. O dabar, sakykime, išvažiavo utilizacija, leidimo neturim, kur tie vilkai ateis. Dabar, sakykime, pas mane yra likusi banda vienoj krūvoje apie 250 patelių. Tai dabar aš negaliu atmiegoti. Nes, sakykime, nuo to įvykio, kur yra mano tas ėriavedis, ten yra grubiai, jos įvairiai miega, sakykime, apie 50 metrų nuo tos vietos, kur įvyko įvykis. Aš tų ėriavedžių į namus parsivesti aš negaliu. Jos auginamos yra, kaip pasakyti, ekstensyviai, laisvai, yra pastoginė, pasislepia, jos man niekur neišeina, į mišką neišeina, viskas yra atverta. Tai aš, sakykime, aš jas apsaugau, kad jos neišeitų. Bet kas pas jas ateina, tai čia jau turėtų būti kitas mechanizmas, kad negali miesto ribas eiti vilkas ir pjauti gyvulių. Tai aišku. O kaip jūs matote kažkokius sprendimus, nežinau, kaip bendrai tą situaciją galėtų kažkaip patobulinti? Na, kaip ir minėjau, čia turėtų būti žaibiški sprendimai, ne kažkur siųsti prašymus, ne dar kažką. Sakykime, dabar siunčiam prašymą į Vilnių. Ten Vilniui, kur sėdė ofise žmonės, jie net nežino, sakykime, kur ten kas įvyko, kokia ten ta situacija pas mumis yra. Jie pasižiūrės, sakykime, paskaitys, kažkas, visi medžiotojai aplinkui žino, kad yra vilkų per daug. Šernai išnykę, nes juos visus išpjovė. Dabar, sakykime, kaip man papjovė vis, dieną prieš medžiotojai įsilaužė į tvartą ir 6 avis papjovė. Čia nuo 7 km, 12 km, 65 avis apdraskė. Kitam žmogui čia vėl gal už kokių 6 km veršiuką papjovė. Tai žmonės dabar praktiškai miega laukuose.
Kad apsaugotų jeigu, patys sakykim, savo tos gyvulius. taip, dabar kažkas saugo vilkus, o mūsų nieks nesaugo, mes patys turim saugotis. Sakykim, kad ir tos prevencinės priemonės nuo vilkų. Mes turim savo pinigus investuoti, sakykim, į paskolas, kad apturus. Nes jeigu vilkas norės, jis eis vis tiek kiaurai. Taip, jis suras kelią, galimybę. Tai va, mano toksai siūlymas, ir mes čia ūkininkai šnekamės, kurie aktuali problema, kad visą tą procesą reikėtų sutrumpinti iki 1-2 dienų maksimum. Įvyko įvykis, komisija įvertino, vilkas, viskas, medžiotojų susirinkimas, kam priklauso būrelis, sakykime, ar ten aplinkui yra keli būreliai, visi susirinkimas yra vilkas, viskas. Pagal pėdsakus mes žinom, kad yra vilkiai su vaikais. Aš, pavyzdžiui, ne specialistas, aš žinau, kad yra vilkiai ir vaikų pėdsakai. Atvažiavo medžiotojai, patvirtino, taip, vilkiai ir vilkės vaikai. Kiek jų aplinkui, ten greičiausiai bus viena šeima. Čia yra 95% patikimumas, kad galima staigiai, žaibiškai išspręsti problemą. O šitą, kad, sakykime, dabar išduos mums leidimą po 2 savaičių, sakykime, praktiškai, kol užsikurs tas mechanizmas, kas pradės ieškoti to vilko ir nušaus kažkur vilką, sakys, va, mes išsprendėm problemą. Po 2 savaičių ateina man vėl išskerdžia avis, aš vėl rašau naują prašymą, dar vienam probleminiam vilkui išimti. Ir vėl ta pati karuselė, vėl ilgas procesas ir vėl kažkur nušovė už kelių kilometrų kažkokį vilką, bet niekas nežino, kad būtent kuris čia tas vilkas pjauna. Taip, tikrai. Ir dar vienas... Ta sistema išvis neveikia. Taip. Ir dar vienas toks dalykas, pavyzdžiui, kai jūs aprašyt tos sistemos visą veiklą, jeigu yra reikalingos ten 5, 6, 10, 15 dienų gauti tą leidimą, tai medžiotojai irgi supranta, kad tą probleminį vilką surasti jau galimybės nėra jokios. Ir dar yra klausimas, ar jie turi kažkokį tada norą kažką daryti pagal šitą sistemą, ar jie nori ten keletą dienų važiuoti kažkur, ieškoti, arba, nežinau, ten varant, man atrodo, ir negalima tą vilką sumedžioti, negalima varyminį medžioklį tame rajone daryti, kad tą vilką surasti. Tai kaip valdžia įsivaizduoja, kaip medžiotojas turi tą vilką ieškoti? Kaip? Nėra instrumentų. Čia yra, žinot, yra įstatymas, bet būdo, kaip dirbti, nėra. Čia yra biurokratizmas bereikalingas. Iš vis čia daugiau dokumentų, kitas, sakykime, kuriam papjovė ten močiutė, jinai bijo kur nors iškis galvą, nežinos, kad bus krūva dokumentų, kad tą problemą išspręsti. Čia turėtų, kaip įvyko žmogžudystė ir paskambinot ir jau ieško. Čia tas pats, praktiškai tik tiek, kad gyvūną nužudė ir žinom, kas nužudė. To žudiko reikia ieškoti staigiai, o ne po kelių savaičių. Taip. O manote, avių augintojai galėtų kažkaip susivienyti ir, pavyzdžiui, bandyti patobulinti šitą sistemą, reikalauti, kad greičiau viskas būtų spręsta ir galbūt duotų didesnę laisvę medžiotojams ir žemės savininkams, avių savininkams? Taip, mes eisime link to, kad spręs tą problemą, nes dabartinė sistema iš vis, jinai neveikia, absoliučiai neveikia. Taip, mes matėm, kad buvo... Kovosim iki galo, kad vienu žodžiu kažką keis, nes taip negali būti. Taip. O kaip jūs vertinate iš viso vilkų populiacijos kontrolės sistemą Lietuvoje? Čia vėl kitas klausimas, tai tas pats kaip įstatymas su probleminio vilko išėmimu, tas pats ir su vilkų to skaičiavimu. Žiūrėkim, palei vilko planą buvo nuo 32 iki 62 šeimų. Visą laiką tos limitus didino, ten po kelis vilkus dadėdavo. Ir žiūrėkim, mes jau turim virš 92 šeimų. Čia preliminariai, nes tiksliai aš nemanau, kad yra įmanoma. Čia tas skaičius, kiek mes esam kalbėję su medžiotojais, čia gali būti ir dvigubas. Niekas nežino to skaičiaus tikslaus. Tai įsivaizduokit, mūsų mažoje Lietuvoje, kiek tų sanitarų yra reikalinga. Tie sanitarai jau jie nebedaro savo darbą, sakykime, aplink mus pilna stirnų. Aš važiuoju, stirnų, aš nežinau, ten
keliasdešimt yra aplinkui, nė vienos stirnos nepjauna. Eina vat pas žmonės į kiemus. Jau tų probleminių vilkų jau yra, kaip pasakyti, jie yra jau išsivystę į tą pusę, kad jie jau nebebijo žmonių, jie eina į miestus. Nu, tai vilkai Netgi visada, po pirmo man... jie išmintingi gyvūnai gali suprasti, kad lengviau yra pagrobti šunį kažkur kieme, arba avis papjauti, ar ožkas kažkokias, tai lengviau yra. Todėl, kad ten aptverti gyvūnai, pagauti lengva, kodėl Ir reikia jie gaudyti tą elnią. avis nebėga jos. Jos stovi vietoj. Vargšelis, man taip gaila jų. Lengviau nereikia, kas svarbiausia, kur mūsų yra aptvaras, aplinkui stirnų pilna. Kiekvieną vakarą yra, bene aš suskaičiuoju, nuo 10 iki 15 stirnų. Kiekvieną vakarą. Vilkams nereikia to stirno, Ne, jie eina, kur avis yra. Taip. Na tai dabar, jeigu tie, kur, sakykim, visi ekspertai, kur sanitarija yra? Gamtos, kad vilkas yra sanitaras gamtos. Aš suprasčiau, yra 50 vilkų ant visos Lietuvos, galbūt jie ten tą sanitariją kažkokią ir vykdys, nes jie jau gyvens miške. Dabar jų yra per tirštą. Ir jie eina jau į atvirą, jie nebijo nieko, iš vis nieko nebijo. Todėl, kad jų yra per daug. Jeigu yra, kuo daugiau yra vilkų, daugiau yra tokių egzempliorių, kas nežino, kad reikia žmogaus bijoti. Nes, pavyzdžiui, jeigu jis ateina į kiemą, į kaimą, ten papjauna jūsų avis arba ožkas arba ten šunį kažkur pagrobė, tai nieks jo nešaudo. Jis nežino, kad gali kažkokie būtų pasekmė, jeigu jis kažkaip taip negerai elgiasi. Jis nežino, kad tai blogai yra. Tai aš nesakau, kad reikia šaudyti vilkus viduryje kiemo, bet leisti medžiotojams dirbti tam tikroje vietoje, kur viskas vyko ir kuo greičiau, tai yra, aš manau, pats pagrindas, kad galėtų išspręsti šitų probleminių vilkų klausimą. Todėl, kad laukti savaitę nėra prasmės. Patys medžiotojai sako, mes galėtumėm, sako, tuoj pat važiuoti, sako, ieškoti, bet mūsų rankos yra surištos. Sako, bus leidimas, mes galim tą pačią dieną pradėti ieškoti. Sako, ką mes galim, jeigu pamatysit vilką, atvažiuoti, sako, į viršų iššauti, pagazdinti. Nu, kiek pagazdinsit? Vieną dieną gazdins. Nu, jis tik pamatys, kokia ten mašina yra, kas jį gazdina ir kitą kartą išvengs tos mašinos. Bet problema šitoje vietoje yra neįspręsta jinai. Taip. Aš tai irgi, sakykime, turiu ir šeimą, ir darbai. Nu, negaliu 24 valandas dieną nemiegoti ir naktį nemiegoti. Nu, tai nesąmonė, kad jūs turite pats važiuoti per laukus ir saugoti savo avis nuo vilkų. Nu, tai nesąmonė. Tai yra tam medžiotojai, kurie prižiūri, sakykime, šernai, padarė kaip pavyzdys nuostolį ūkininkam. Tada medžiotojai važiuoja, mažina tos šernus, kad, sakykime, neknistų laukų. O kad vilkas sudrasko, jau tada reikia į ministerijas rašyti raštus, kad būkit geri, išduokit ten vienam, dviem vilkam leidimus. Bet ta visa karuselė sukasi per daug ilgai. Nu, tai yra saugomas gyvūnas. Taip, bet tai yra saugomas gyvūnas ir todėl taip viskas yra sudėtinga. Bet žiūrėkit, dabar paskutinį šitą mėnesį, man atrodo, Europos Sąjungos vadovybė jau pradėjo šnekėti apie tai, kad vilkų populiacija yra atskiruose vietose jau per didelį ir jau yra grėsmė gyvūnams ir net žmonėms. Ir dabar galbūt kažkas bus pakeista, nes pagal statistiką Europoje bendra ta vilkų populiacija yra apie 20 000. Nu, tai labai daug yra. Lenkijoje yra 2,5, Latvijoje yra 1500, Lietuvoje dabar aš galvoju irgi 1500 yra. Nu, tai labai daug tų plėšrūnų, per daug yra, man atrodo. Nu, neturi būti taip, kad jie ten valgo šunis, ėda šunis ir visa kita. Bet sakykit, kaip jūs manote, ar, pavyzdžiui, einant kalbėti su valdžia šitą klausimą bandyti tobulinti, ar nereikėtų avininkystės ir gyvulininkystės atstovams dirbti kartu su medžiotojais, ar nėra kažkokia ten sutartis kartu kažką? Aš manau, kad kartu turėtų dirbti. Su medžiotojų organizacijomis, ne? Taip, čia be kalbos turėtų būti kartu, bendradarbiauti, nes tik tokiu atveju galima kažką išsikovoti, kad ta sistema veiktų. Nes,
kiekvienas medžiotojas nori nušauti, kaip pasakyti, tą vilką, bet Sumedžioti. įstatymai yra įstatymai. Taip, bet visi nori tokį trofėją ir be to visi medžiotojai supranta, kad su ūkininkais ir žemės savininkais reikia bendrauti, todėl kad, tai dvipusiškai gerai tai yra, ir jums gerai, ir medžiotojams gerai, ir tas populiacijos kontrolė tai irgi yra įmanoma tik tokiu būdu, man atrodo, su gyvulininkystės atstovais ir žemės savininkas bendraujat. Taip, o sakykit, kaip jūs manote, dabar Lietuvos avių augintojų asociacija turi planą eiti piketą daryti kažkur prie ministerijos, tai spalio 9 diena, jeigu aš teisingai atsimenu. Ar jūs dalyvaujate ir kaip jūs manote, ar yra prasmė tą daryti? Taip, mes dalyvausim, prasmė visą laiką yra, kaip pasakyti, kad kuo daugiau mūsų susirinktų, gal kažkas išgirs. Nes jeigu nieko nedarysim, tai nieks nesikeis, taip ir bus. Tikėjusi, kad jums pavyks. Ir dar sakykit, ar kompensacija už tą žalą jūs gaunate, viskas yra gerai su tai? Šiandien paskutinės sąskaitas nusiunčiau, tai rytoj bus galutiniai skaičiai už tas avytes, kokie nuostoliai padaryti. O kaip jūs vertinate pagrindė šitą pati idėją? Saugoti plėšrūnus ir jums mokėti pinigus už tai, kad jūs praradote savo gyvūnus. Aišku, tai ūkiniai gyvūnai, tai nenaminiai kažkokie, kurius jūs ten visus pagal vardą žinote ir mylite, bet aš tikiuosi, kad mylite jūsų savo avis. Mūsų šeimos nariai yra. Taip, ir man atrodo, kad pati ta sistema, kad saugoti vilką daugiau nei tą jūsų avytę, nėra teisinga, kaip man atrodo. Reikia kažkaip balansą. Čia jau seniai yra, aišku, kad čia yra nesąmonė, nes, kaip pavyzdys, kai reikia pensininkam pakelti didesnį pensiją mokėti, nėra pinigų. O kad vilkas drasko be limito gyvulius, tai jau yra neišsemiama niša ir pinigų galima kiek nori. Tai čia yra, sakykim, tie patie mokytojams. Reikia pakelti atlyginimus per keliais eurais, neturi pinigų. Vilkas tada drasko. Klausimų tokio, kad reikia mažinti savarankiškai, tai aplinkos ministerija ne vieną kartą neiškėlė klausimą. Kad yra per didelį nuostolį ir reikia iš tikrųjų mažinti. Mes, kaip pasakyti, tiek negalim prisiveisti, kad čia milijonais taškytume. Tai mes, paprasti žmonės, einam kryžiaus kelius, kad didint kvotas medžiojimo, kad didint skaičius, bet ir tai patvirtina labai mažai. Tai įsivaizduokit, kokiu greičiu auga vilkų populiacija, o viso labo padidina ten 60 vilkų per visą Lietuvą, kur jau yra virš 1100, kur turi būti 100. Tai čia turėtų būti, sakykime, kelis metus turėtų būti planas, kokie 3-4 metai, 5 metai, konkrečiai po 500 vilkų, sakykime, 600 vilkų į sezoną ir davaryti iki to pradinio plano, 32 šeimos. Ir tada jau prižiūrėti, kad nebūtų jų per daug. Taip, o čia, sakykime, padidino tą... Ir tada ir saugomo gyvūnų populiacija išliks, viskas bus gerai ir bus tie normaliai santykiai su žmonėmis, kad nebus to konflikto tarp plėšrūnų ir ūkininkų, pavyzdžiui. Taip. Tai jūs manote, kad tokia turėtų būti ta pusiausvyra Lietuvoje? Taip. Nes, pažiūrėkim dar, netgi pats jau kelis metus aš stebiu šitą dalyką, kaip vyksta medžioklė vilkų. Yra nuo spalio 15 iki kovo, ne? Kovo pabaigos. Arba kada yra išnaudotas limitas? Dažniausiai limitas išnaudojamas sausio mėnesį jau. Labai anksti. Jo, tai įsivaizduojate, dar lieka beveik 2 mėnesiai iki medžioklės galo, o čia per 2 mėnesius jau viskas limitai pasiekti. Tai jau tai rodo, kad yra per didelė koncentracija. Taip. Ir visada reikia turėti omenyje, kad vilkas yra labai gudrus gyvūnas. Labai aistrus instinktus turi. Ir tai reiškia, jeigu galima jį sumedžioti, tai reiškia, kad yra tikrai daug jų. Netgi čia Telšių rajone, pernai, man atrodo, ar užpernai,
per vieną medžioklę sugebėjo 5 vilkus nušauti. Vienas būrelis. Tai įsivaizduokit, kokia masė jų yra. Netgi dabar užvakar šnekėjau su vienu žmogum, čia nuo mūsų 35 kilometrai važiavo į darbą, 10 vilkų banda praėjo per kelią priešais mašiną. Taip. Įsivaizduojat, kokia masė. Tai tie 10 vilkų, jie turi kažko maitintis. Tai jie jau siaubia viską. Gyvuliai viskas kenčia. Na, tai ir palikonė taip tikrai neturi būti. Tai ir palikonė, jie dauginasi. Taigi, čia baisi situacija šiai dienai yra ir sieksim tikrai, kad pakeis šitos dalykus, kad tegul būna tie vilkai, bet ne tokia masė jų. Ir kiek iš viso avių jūs praradote, kiek vilkai suėdė? Šiemet 10 avių ir 2 apdraskyti, kuriuos gydau. O per paskutinę taką tai 9 buvo sudraskytos. Gerai. Bet jūs sakote... Nuo namų 100 metrų nepilnai. Siaubas. Ir tikrai baisu. Aš tai galvoju, kad, nežinau, Ir kas svarbiausia, aš parsivežiau juos iš lauko, kuris yra gal už kokių 400 metrų nuo namų. Parsivežiau arčiau namų, galvoju, bus ramiau. Ir 3 dienas ėriukai pabuvo prie namų ir juos papjovė. Aš galvoju, kad tą vilkį jau stebėjo tą jūsų bandą ir tik reikėjo jai laiką, kad rasti drąsą ir ateiti arčiau namų. Aš galvoju, kad jį jau ten buvo, kažkur keletą dienų jau stebėjo, kas vyksta. Ir matot, tam pačiam rajone prieš 2 dienas tokie medžiotojai papjovė 6 avis. Ir kas svarbiausia, šiandien dar kaip tik kalbėjau su to medžiotojo draugu, tai tas avytė susivarė į tvartą ir uždėjo tinklą už durų. Ir ten kažkaip jis ten vienu žodžiu užfiksavo, kad tas tinklas nenukristų. Tai tas vilkas atėjo, tas žmogus išvažiavo į miestą vakare. Ir tas vilkas atėjo, išdraskė tą tvorą, išlaužė, įėjo į tvartą ir išpjovė visą. Čia buvo lygiai 2 dienos prieš mane. Ir po to tą patį vakarą draugas elnyną turi. Tai sakė, nes grinai ant to pačio kelio viskas yra. Bet jis nuo manęs gyvena kokie gal nepilnas kilometras, tas žmogus. Tai žodžiu, šunis labai šunis lojo, sakė, draskėsi ir draugas atsidarė to šunis išleisti, galvoju, palakstyti. Tai šunis niekur nesitraukė nuo jo. Tai jau matyti aplinkui kažkur jinai šmirinėjo. Taip. Ir atėjo grinai palei kelią per kukurūzų lauką ir patvarkė. Ten tikrai reikėtų kažką padėti, žinote, ten karvė galbūt žuvusi arba kažką tokia ir sėdėti ir laukti, jie ateis, 100% ateis. Ne, tai kad jie ateis, aš garantuotas esu, kad jie eis. Ir kas svarbiausia, tas aptvarėlis, jisai buvo gal kokie 50 arų ta ganykla ir už 50 metrų didžioji banda. Tai gerai, kad jie buvo pirmieji. Tie ėriukai tam mažam aptvare. Jeigu jų būtų nebuvę, tai tada būtų didįjį aptvarą, kur jau masė yra. O ten tai būtų dar didesni nuostoliai buvę. Siaubas. Nes visos avys yra didžioji dalis genofondinė. Tai įsivaizduokim. Ir tas, sakykim, tas pats mechanizmas kompensavimo. Gerai, man papjovė, sakykim, tą veislinį aviną. Dabar aš turiu, kas man padengs kelionės išlaidas. Aš turiu važinėtis ieškoti. Sakykim, čia patikrintas 3 metus auginęs, aš jau žinau ne pirmą vadą jo, kad jis yra sveikas, palikonis sveiki. Dabar aš vėl nuo nulio turiu ieškoti jo. Naujo patino vėl užsiauginti iki... O gal jisai bus blogas, gal brokiniai ėriukai bus. Taip, o to aš suprantu. Dalyko niekas nekompensuoja. Ir čia yra plika, kaip pasakyti. Ir patelės irgi, jeigu jūs praradote, tai reikia skaičiuoti ne tik tą vieną gyvūną, bet tos visus ėriukus, kokius jos galėtų atvesti ten per gyvenimą. Taip. Irgi. Taip. Ir sakau, čia tas pats mechanizmas, sakykim, lentelė. Kur yra? Ne, gerai, aš įsireikalavau, kad man visus veterinarinius gydymus apmokėtų, tą utilizavimą apmokėtų,
visus tos dalykus už veislinius sumokėtų taip. Reikia parengti tokią raštą, kur yra aprašyta, vat, pavyzdžiui, jūs praradote veislinį patiną ir ten, pavyzdžiui, patelę. Ir aprašyti, kokie yra nuostoliai, ne tik tas gyvūnas, ten mėsos kaina arba kas, bet visi vat, šitai susiję nuostoliai reikia aprašyti. Vat, tai bus labai įdomi tokia medžiaga, parodyti, nu ir naudoti galbūt taip, kaip formulą, pavyzdžiui. Nu, ten kiek per gyvenimą ten ėrivedė gali atsivesti ėriukų, nu, ten 10, pavyzdžiui. Kaina kokia yra? Veislė tokia kainuoja šitai, taip, o tokia veislė kainuoja va taip, o tokie nuostoliai, va ir kompensuokit man viską. Ir visada reikia, žinote, šnekėti apie tai, kad tai yra iš mokesčių pinigų mokomos tas kompensacijos ir, nu, tai neteisingai yra. Tai žinot, kaip tai tos pačios tvorų temos, sakykim, grįžkim. Nežinau, čia kiek teisybė, neteisybė, kad pačių Baltijos Vilko įkūrėjas yra akcininkas įmonės, kuri prekiauja tvoromis. Ir įsivaizduojat, ir europiniai pinigai yra, sakykime, iki 5,000. Jiem nereikia klientų ieškoti, kam parduoti. Mes turim jau ieškoti tų tvorų. Tai jiem čia yra, kaip pasakyti, 100% pelnas, kainą jie gali užkelt, yra europiniai pinigai. Parašo žmogus projektą ir gauna pinigus. Ir kur kreipiasi? Į Baltijos Vilką pirkti tvorų. Jeigu vilkų nebus, o kas pirks tas tvoras? Sakykime, pradžioje buvo reikalavimas 90 cm tvoros aukštis, paskui atsirado 1,10 m. Ir paskui neužtenka. Atsirado 1,30 m. 3 metrus reikėtų. Dabar lyg tai jau kalba, kad reikia dar daugiau. Taip. Ir, sakykim, todėl, kad vilkui neužtenka, reikia didesnį tą tvorą. Ir dar į žemę reikia įkasti, todėl, kad jis iš apačios gali. Taip, o jūs įsivaizduojate, dabar, pasakykime, pas mane yra pievų apie 30 hektarų. Ir skirtingi laukai. Ir dabar kokios investicijos nuomojamose žemėse statyti stacionarias tvoras. Kitas, sakykime, net neleis savininkas statys stacionaro, ten gręžti polius, kas tas tvoras. Nes niekas nežino, kas bus po metų, po 2, po 3, gal jis nuspręs parduoti tą žemę. Taip, ir tau reikės paskui viską išvesti, išardyti, išvesti. Didelį nuostoliai, didelį mokėjimai. Tikrai. Jeigu aš, sakykime, sugebu tos gyvulius sulaikyti viduje aptvare ir jie man niekur neina į jokį mišką, tai vilkas irgi negali eiti tą aptvarą. Tai jų neturi būti tokia masė, kad jie eitų kiaurai per visur. Sakykime, dar grįžkim prie tos temos dėl tų aptvarų. Sakykime, savivaldybė irgi skiria pinigų aptvaram įsigyti. Paskambinu į savivaldybę, sakau, aš čia toks savininkas, čia Plungės rajone, norėčiau į tą programą. O jis sako, žinokit, ir šiais metais išnaudoti pinigai, ir kitais metais jau išnaudoti pinigai. Kaip taip gali būti? Tokioje situacijoje, ne? Turėtų būti ne kas nori tą tvorą pasiimti, o kam reikia tą tvorą. O, sakykime, vyko pas mane du atvejai, ne? Atvažiavo savivaldybė ir sako, Laimonai, mes jums skirsim tvorą nuo vilkų saugesnę. Mes jums padėsim. Irgi teisingas argumentas. Ir plotas, išmatavo, viskas atveža man tą tvorą, aš susimontuoju, jau didesnė tikimybė, kad aš apsaugosiu. O dabar, sakykime, rašai projektą, gauni už 5,000, dar įsipareigoji 5 metus tęsti tą veiklą. O jeigu mane vilkai užspaus, vilkų nieks neišduos limito tiem vilkam šaudyti, išpjaus mano tas avis, aš pavargsiu, aš neištveriu tų 5 metų. Tai vėl čia žmogui duoda, tuo pačiu jį pririša, uždeda kilpą ant kaklo. Taip, taip. Ne, nu pats teisingiausias kelias yra kontroliuoti tą vilkų populiaciją. Gerai, ačiū Jums didelis už Jūsų nuomonę ir pasakojimą. Būtent tikiuosi, kad Jums pavyks ir sieksim situaciją, žiūrėsim, kas vyksta. Taip, sakykit. Tikimės, kad pasiseks. Bendrom jėgom, tikėkimės, kad kažkas išgirs. Taip, reikia šnekėti, reikia aprašyti objektyviai situaciją, šnekėti iš visų pusių, ne tik su žalėjams ir valdžios atstovais, bet gerai, kad dabar avių augintojai kartu su medžiotojais irgi savo nuomonę išreikš. Super, ačiū Jums didelis ir, tada turėsime ryšį ir jeigu kas,
dar pašnekėsime apie šitą situaciją ir problemą. Ačiū Jums didelis. Gerai. Ačiū Jums, viso sėkmės. Sėkmės ir Jums. Ačiū.